praeitis mūsų nepersekioja, į mūsų net nepažintų. Tai mes vaikomės vaiduoklius iš praeities, kurie išnyko seniai. Kiekvienas atvykstantis traukinys, taip kaip ir žmogus, pasirodo ir dingsta, o mes liekam čia, perone. Oi. Ką tu čia padarei? Atsiprašau, tikrai nenorėjau. Ta prasme, čia visi šiandienos mano užrašai. Tiesiog super, ačiū. Sorry, tikrai nenorėjau. Lemba. Tu kitą kartą, kai eisi, bent jau žiūrėk, kur tu eini, nes dar ir kokį dramblį sumindžias, nežinau. Jo, žodžiu, aš Justas, o tu? Austėja. Malonu. Nu, nelabai malonu, bet okei. Aš tau galiu nupirkti naują sąsiuvinį, jeigu nori. Ai, išgyvensiu. Išdžiasgi. Tikiuosi per daug nuotaikos nesugadinau. Yra buvę ir blogiau. Gerai, aš jau turiu keliauti. Tikrai dar kartą atsiprašau. Dar gal susitiksim? Labas. Labas. Žiauriai sorry, labai vėluoju, nes nebesuspėjau traukti. Nieko tokio. Aš irgi tikriausiai būčiau pavėlavęs. Ai, nu gerai, kad aš ne viena tokia. Bet siaubas, aš 40 minučių vėluoju. Man dar taip nėra buvę. Na, svarbiausia, vis tiek pasirodei. Nu jo, geriau vėliau negu niekada, ar ne?
stoti dėl to traukinio. Tai aš įlipau, atsisėdau į savo vietą ir prie manęs prieina vyras. Sako, čia ne tavo vieta, įsivaizduoji? Tai aš jam taip ir sakau, kad, okei, tai jeigu čia ne mano vieta, aš tiesiog susikursiu kitą. Tu tokia crazy. Bet, kaip suprantu, tau tokias ir patinka. Traukinys numeris 840 vykstantis maršrutu Kaunas Vilnius išvyks iš pirmojo perono. Pametėt. Ačiū. Tai gal gyvenimas ir yra stotis. Tik svarbu nepražiopsoti savo traukinio.